السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله Šlovė ir dėkingumas Alachui. Jį šloviname, jo prašome pagalbos ir atleidimo. Prašome Alacho apsaugos nuo savo sielų blogio ir nuo blogų mūsų darbų pasekmių. Ką Alachas veda tiesiu keliu, to niekas negali suklaidinti. O ką jis palieka paklydusi, tam niekas negali parodyti teisingo kelio. Liudiju, kad niekas nėra vertas garbinimo, išskyrus Alachą, vienatinį, neturinti bendrininkų. Liudiju, kad Muhamedas yra jo tarnas ir pasiuntinys. Alachas tarė, tikintieji, bijokite Alacho taip, kaip dera jo bijoti, ir nemirkite kitaip, kaip tik būdami paklūstantis jam. Žmonija, bijokite savo viešpaties, sukūrusio jūs iš vienos sielos, iš kurios jis sukūrė jai partnerę ir paskleidė iš jų daugybę vyrų bei moterų. Bijokite Alacho, kurio vardu vieni kitų prašote pagalbos, ir gerbkite šeimos ryšius. Iš tiesų, Alachas yra jūs stebintis. Tikintieji, bijokite Alacho ir kalbėkite tiesą. Jis palaimins jūsų darbus ir atleis jūsų nuodėmes. Paklūsantis Alachui ir jo pasiuntiniui išties pasiekia pergalę didžią. Taigi, žmonės, bijokite Alacho, aukščiausiojo, nes jums įsakyta būti Dievo baimingiems. Nuoširdžiai skirkite savo darbus vien Alachui, nes to iš jūsų reikalaujama. Pasiruoškite stoti prieš Alachą, nes pas jį sugrįšite. Laikykitės tiesos savo žodžiuose, darbuose ir būsenoje, kad jums pasisektų. Atsiskaitykite su savimi prieš ateinant atsiskaitimo dienai. Apmastykite tai, kas jums skaitoma iš rašto. Iš tiesų, galingasis ir kilnusis Alachas pagyrė tuos, kurie vykdo tai, ką jis įsakė vykdyti, tardamas, tie, kurie išpildo Alacho sandorą ir nenutraukia priesaikų, išlaiko ryšius, kuriuos Alachas įsakė išlaikyti. Bijo savo viešpaties ir besibaugina baisaus teismo. Kantriai siekia savo viešpaties patenkinimo, atlieka maldą ir aukoja iš to, ką jiems suteikėme, viešai ir slapčia, ir atsako į blogą geru. Jų atlygis bus amžinoji buveinė, amžini rojaus sodai, į kuriuos jie žengs, kartu su teisuoliais iš savo tėvų, sutuoktinių ir palikonių. Angelai žengs su jais pro visus vartus, tardami, tai ką jums už jūsų kantrybę, kokia tobula paskutinė buveinė. Alacho tarnai. Alachas kviečia jūs į rojaus sodus. Tad kur tie, kurie atsiliepia? Jis pagyrė šios darbus ir jų atlikėjus. Tad kur tie, kurie jos daro? Iš tiesų, tie, kurie vykdo tai, ką Alachas įsakė vykdyti, yra tie, kurie tiki Alachu, laiko tiesa pranašą, tai ką jam yra Alacho palaima, bei tai, ką jis atnešė. Daro gerus darbus, bijo savo viešpatės, baiminasi blogo atsiskaitimo ir jo saugosi. Jie vykdo tai, ką Alachas įsakė vykdyti. Kantriai vykdo paklusnumo veiksmus,
kovoja su savo troškimais ir tramdo juos, kad paliktų tai, kas uždrausta. Palaiko giminystės ryšius, daro gerą vargšams, kaimynams ir našlaičiams. Yra geri savo motinoms ir tėvams. Atsiriboja nuo smerktinų ir nepadorių darbų. Liepia tai, kas gera, ir draudžia tai, kas bloga. Ir gausiai atmini Allahą. Allaho atminimas yra didingiausias. Pasak žymaus religijos žinovo Asadi, te pasigalijo Allahas, tai yra bendras nurodymas viskam, ką Allahas įsakė vykdyti. Tikėjimui į jį ir jo pasiuntinį, tai ką jam yra Allaho palaima. Meilė jam ir meilė jo pasiuntinį, tai ką jam yra Allaho palaima. Nuolankiam jo vienatinio garbinimui, negarbinant nieko kito, ir jo pasiuntinio paklusnumui, tai ką jam yra Allaho palaima. Taip pat tai apima tėvų, motinų ir tėčių gerbimą, gerų elgesių, žodžiu ir darbu, vengiant jų negerbimu. Giminystės ryšių palaikymą, darant jiems gerą, žodžiu ir darbu. Taip pat santykių tarp sutuoktinių ir draugų palaikymą, suteikiant jiems jų teisės pilnai ir deramai, tiek religinės, tiek gyvenimiškasias. Priežastis, dėl kurios tarnas vykdo tai, ką Allahas įsakė vykdyti, yra Allaho baimė ir atsiskaitimo dienos baimė. Todėl Allahas pasakė, ir jie bijo savo viešpaties. Tai reiškia, kad jie jo bijo ir ši baimė sulaiko jos nuo drąsos nusidėti arba apleisti tai, ką Allahas įsakė, dėl bausmės baimės ir atlygio vilties. Todėl bijokite Allaho tarnai, ir pasiruoškite savo gėrį, kurį rasite. Saugokitės praradimo dėl mirties ir veikite šiame gyvenime dėl to, kas bus po jo. Nebūkite kaip tie, kurių lapai buvo sutepti nuodėmėmis, kurios apgavo viltis ir atidėliojimas. Jei jie būtų apmąstę atlygį, būtų jam pasiruošę. Tegu Allahas apvalo mus nuo nuodėmių, nešvaros ir atleidžia mums didžiasias nuodėmes, kurias esame padarę. Allahe, palaimink mus didžiuoju Koranu ir suteik mums naudos iš jo eilučių ir išmintingo priminimo. Allahe, padėk mums tave atminti, tau dėkoti ir gerai tave garbinti. Allahe, įkvėp mums sekimą teisingųjų keliu ir suteik mums iš savęs malonę, bei nukreip mūsų reikalus teisinga kryptimi. Allahe, grąžink mus pas save gražiu sugrįžimu. Tariu tai, ką girdėjote, ir prašau Allaho atleidimo savo, jums ir visiems musulmonams. Tad prašykite jo atleidimo, iš tiesų jis yra atleidžiantis, suteikiantis malonę. Šlovė ir dėkingumas Allahui, pasaulio viešpačiui. Liudiju, kad niekas nėra vertas garbinimo išskyrus Allahą, vienatinį, neturinti bendrininkų. Liudiju, kad mūsų vadas ir pranašas Muhamedas yra jo tarnas ir pasiuntinys. Jį Allahas išaukštino, išsirinko, aprūpino ir padarė patenkintų. Jis jo iškėlė religiją virš visų kitų ir per jį išbaigė religiją bei užbaigė malonę. Tada jis jį pasiėmė, o jo vieta aukščiausioje draugijoje. Allahe, palaimink ir suteik taiką savo tarnui ir pasiuntiniui, pranašui Muhamedui, jo šeimai, jo bendražygiams ir visiems, kurie sekė jais geriu iki atsiskaitimo dienos. Taigi, žmonės, bijokite Allaho taip, kaip dera jo bijoti. Stiprinkite tai, kas susiję su jūsų viešpačiu, gausiai atmindami, jam dėkodami ir daug dalindami išmaldos. Tada būsite aprūpinti, apsaugoti ir sustiprinti. Ruoškitės šiame gyvenime savo pomirtiniam gyvenimui. Naudokite savo sveikatą prieš ligą, laisvų laiku prieš užimtumą, turtu prieš skurdą, savo saugumu prieš pavojų ir džiaugsmu prieš liūdesį. Nes reikalai nelieka vienodi. Būsenos dažnai keičia viena kitą priešingomis. Allahas paminėjo, kad jis keičia dienas tarp žmonių. Prašykite Allaho pagalbos, vedimo, sėkmės ir teisingo kelio, nes visi reikalai yra jo rankoje, o tarnui priklauso tik keliai į jos. Tad daug melskite jo, daug prašykite atleidimo ir kreipkitės į jį. Artinkitės prie jo, paklusdami jam ir jo pasiuntiniui, tai ką jam yra Allaho palaima. Musulmonai, iš tiesų, Allahas išaukštintasis įsakė mums tai, ką pradėjo pats. Iš tiesų, Allahas užlieja pranašą savo palaimą ir jo angelai prašo jo tai daryti. Tikintieji, melskite Allaho palaimas jam ir sveikinkite jį taikos pasveikinimu. Ir pranašas, tai kam yra Allaho palaima, yra pasakęs: kas vieną kartą mels man palaimos, tai Allahas palaimins 10 kartų. Jis buvo nuolankiausias iš žmonių ir naudingiausias visomis aplinkybėmis. Jis valgydavo tai, kas būdavo leistina, ir teikdavo pirmenybę kitiems prieš save, kai jie turėjo poreikį ir išlaikytinius. Jis neatstumdavo to, kas buvo prieinama, ir nesiekdavo to, kas buvo nepasiekiama. Allahe, palaimink ir suteik taiką savo tarnui ir pasiuntiniui, pranašui Muhamedui, ir suteik jam pagirtinąją vietą, ir suteik jam prieigą prie savęs ir garbę, ir aukščiausiąjį laipsnį.
Alache, būk patenkintas 4 teisingaisiais kalifais – Abu Bakru, Umaru, Uthmanu ir Alijumi, taip pat visais pranašo bendražygiais ir jo tyrąja šeima ir visais, kurie sekė jų keliu iki atpildo dienos. Alache, būk patenkintas mumis kartu su jais per savo malonę ir gerumą, o maloningiausias iš maloningųjų. Alache, prašome tavęs sustiprinti islamą, išaukštinti musulmonus ir apgauti savo globą bei sėkme tuos, kurių rankomis buvo atliktas geras darbas ir pagerintos šalis bei žmonės. 2 šventųjų mečečių globėjus, karalių Salmaną ibn Abdulazizą ir sosto įpėdinį princą Muhammadą ibn Salmaną. Suteik jiems pergalę, savo pergalę ir palaikyk juos savo sėkme. Alache, nukreip visų musulmonų valdovus veikti pagal tavo raštą ir tavo pranašo Muhamedo, taika jam ir Allaho palaimo sunna. Alache, apsaugok mūsų karius, būdinčius pasienio postuose, sustiprink jų ryžtą, nukreip jų smūgius, sužlugdyk jų priešus ir suteik jiems pergalę prieš neteisingus žmonės, o pasaulį viešpatę. Mes tavęs prašome, Alache, o gyvasis, o amžinasis, tas, kurio neapimas naudulys, nei miegas, suteik mūsų prašantiesiems ir stokojantiesiems, aprūpink mus leistinu ir gerų pragyvenimu. O tas, kuris sako daiktui būk, ir tai būna, Alache, padaryk mus paklusnius tau, tarnaujančius tau tame, ką myli ir kuo esi patenkintas. Alache, apvalyk mūsų širdis nuo stameldystės, veidmainystės, neapykantos, pavydo, godumo, priešiškumo ir pykčio. Alache, padaryk mūsų gyvenimo pabaigą gerą ir leisk mums mirti su liudijimu, jog niekas nėra vertas garbinimo išskyrus Alachą, o Muhamedas yra Allaho pasiuntinys. Atleisk, Alache, tikintiesiems ir tikinčiosiams, musulmonams ir musulmonėms, gyviesiems ir mirusiesiems. Tu esi tas, kuris girdi ir priima maldas. Alache, suteik mums lietų ir gailestingumą, nepadaryk mūsų iš tų, kurie praranda viltį. Mes prašome tavo atleidimo. Tu esi tas, kuris daug atleidžia. Siūsk mums gausų lietų iš dangaus. Alache, mes esame tavo kūriniai, tad neatimk iš mūsų savo malonės dėl mūsų nuodėmių. Pasigailėk savo tarnų ir savo kraštų, savo gyvūnijos, paskleisk savo malonę ir prikelk mirusią žemę. Tu esi galintis viską. Allaho tarnai, daug atminkite Allahą, nes jo atminime yra širdžių gyvenimas ir per jį atleidžiamas nuodėmes. Allaho atminimas yra didingiausias, Allahas žino, ką darote. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.